Nu ką, didysis atidarimas. O, vaikyti. Kaip šiandien rimtų planų turim, nežinau ar pavyks, planuoju pabandyti pastatyti krosnį. Nežinau ar pavyks, neįsivaizduoju, reikia akmenų, reikia molingos žemės. O mes toj krosnį kepsim kugelį. Žodžiu, mums krosnį reikia molingos žemės. Šita žemė, jinai yra iš tikrųjų molinga, bet tiesiog santykis tarp smėlio ir molio yra per didelis. Tai aš tikiuosi dar kažkur pasiraust čia aplinkui ir rast labiau molingos žemės. Mąstau, gal būtų nebloga vieta iš tikrųjų krosnį čia ir statyti, bet dar tikiuosi gal aplink šitą nuvirtusį medį rasiu tos žemės, kurios mums reikia. Jei ne, tai eisim šiek tiek toliau, tenai yra skardis, gal ten bus. Šiek tiek teko įbristi į upės krantą, bet viskas gerai. Va, didelis molio santykis su smėliu palyginus. Labai geras bus. O kaip atrodo, čia galima iš jo ir kažką padaryti. Tai pristatydamas dar krosnį norėčiau pasistiprinti už tai, kad dar pusryčių nevalgiau. Tai labai tikslios vizijos ar plano neturiu. Bandysiu iškast čia tokią duobę gilesnę. Ir gal apdėsiu taip pagaliais, o ant tų pagalių eis molis. Nežinau, gausis, nesigaus. Bandom. Dar šiek tiek atsinešiau džiūvusios čia žolės ar šieno. Nežinau, ar padės, bet šiaip paprastai šieną deda į molį, kad tiesiog jisai tvirtesnis būtų, kai išdžiūsta. Išmaišysiu šiek tiek labiau molį, čia dar šiek tiek smėlio įsimaišys. Nes jeigu būtų be smėlio, tai tada tiesiog labai greitai sutrukinėtų ir sugriūtų viskas nuo karščio. Tai smėlis šiek tiek padeda irgi struktūrai.
Dabar bandysiu sudėti va taip va pagaliukus ir ant jų dėsiu molio sluoksnį. Štai, krosnis. Aišku, man molio trūko. Buvo galima tikrai geriau, bet manau, kol kas užteks. Nežinau, ar jį veiks ar ne. Reikia kurt kažkiek išdžiovinti ir bandyti kept. Tai kol kas viskas veikia. Ar šilta čia? Oi, šilta, okei. Nesitikėjau. Bet ką tik užkūriau, tai galvojau gal ne taip greit prikais, bet šiaip viskas yra šlapia ir tikriausiai dar bus ilgai, bet viduj tikrai jau šilta. Šiek tiek uždengiau su medžio žieve. Čia radau nuo supuvusio medžio, nulupau. Visai gerai veikia, iš tikrųjų. Uždengiu iš karto pakankamai oro praeina, kad išstumtų dūmus į viršų, o ne atgal. Pavargau truputį, prisipjaučiau malkų labai daug. Dabar, kol krosnis kaista, manau, reiktų pasiruošti kugelio tešlą. Tai turiu čia ir kiaušinių, turiu ir miltų, ir bulvės su svogūnais. Palikau peilį namuose, bet gerai, kad turiu multitoolą. Čia yra peiliukas toksai nedidelis, bet tiks. Kažkaip su juo išsiversim. Oi, čia truputį sviestas su malkom. Štai mūsų kugelis. Nu, realiai viskas yra iš akies, net ingredientų pasirinkimas yra iš akies. Dariau, kad būtų kuo paprasčiau. Koks jisai gausis toks. Svarbiausia įrodyti savo, kad ta krosnis veikia. Einam pažiūrėti. Kaip matot, teko vis dėlto pamodifikuoti šitą krosnį, pradėjo čia krist. Idėja gera, įgyvendinimas, kitą kartą pasistengsim labiau. Tai kas atsitiko, tai sugriuvo čia tas tiltelis. Problema tame, ko aš nepadariau, tai nepadariau pagrindo iš molio. Reikėjo pagrindą pasidaryti iš molio, tada viskas būtų buvę gerai. Aš čia taip skubėjau labai,
Bet tiek čia ir priskubėjau, o tamsu visiškai. Dar ką padariau, tai gale, čia nesimato, toj parodysiu. Čia va skylę išmušiau. Čia kad oras praeitų, per čia nei dūmai, nei karštis neina, čia labiau oras įeina į vidų pro čia. Žodžiu, reikalai tokie, kad truputį pradėjo lyt. Tai turėjau greitai išsitempt tentą, paslėpti kamerą, šiek tiek daiktų ir kitus filmavimo įrankius. Nenorėjau, kad sušlaptų. Žodžiu, ne tik nepasimiau savo peilio iš namų, bet dar ir pamečiau tą, kurį turėjau su savim. Nežinau, visur ieškojau, niekur neradau. Bet visai, sakyčiau, neblogai. Kaip su kirviu, tai visai neblogai. Einu patikrint mūsų kugelio. Šiek tiek pelenų prikrėčiau į vidų. Šiaip, man atrodo, iškepė. Jaučiau, kad dugnas tai tikrai padegęs, bet manau, kad iškepė. Turiu šlapę medvilninį skudurėlį. Gal pavyks ir čia išimti. Nenusideginus pirštu. Greitai. O, biški karštas. Nu ką, didysis atidarimas. Tai va, tas bushcraftinis krosnį keptas kugelis. Wow, ką reikia ragauti. Taip čia. Eina, sau kaip skanu. Wow. Visas procesas, ta prasme, kad iškept kugelį, čia buvo wow. Ir ta prasme, jisai visiškai normalus kugelis. Ta prasme, aš namuose gal tokią neiškepčiau, čia dar ir per gerai gavosi, manau. Aš norėčiau, kad dar kokios 3 porcijos tokios būtų. Nu ką, misija baigta. Krosnį pastačiau, kugelį iškepiau, kugelį suvalgiau, kugelis pavyko. Krosnis gal nelabai, yra daug dalykų, ką tikrai kitaip daryčiau. Bet esmė, kad kugelis iškepė. Dugnas šiek tiek buvo padegęs, bet viskas ten tiesiog paėmiau taip pakėliau. Kugelis sveikas liko lėkštėj, o kas pridegė, tas pridegė. Aš daugiau nieko nebefilmuosiu, nes yra bele kaip tamsu. Miške neliksiu šį kartą nakvot. Reikia susidėti visus daiktus, sutvarkyti laužus ir keliaut namo. Tikrai buvo įdomus išbandymas. Ir sakau jums iki. Sėdžiu visiškai tamsoj vidury miško, iškepęs kugelį krosnyje.